Šiandieną prisimename ir dėkojame. Bet juk neįmanoma dėkoti už tai, ko neatsimename. Už tai pirmą prisimename, o paskui dėkojame. Įsteigdamas Eucharistiją Kristus kalbėjo. Kaip kalbėjo. Tai darykite mano atminimui. Ir nuo tada ne vienas krikščionis negali sakyti, jog šis įvykis jo neliečia. Tiesiog negali to sakyti. Mes visi esame įtraukti į tai. Eucharistijos dėka Dievas yra su mumis, Dievas yra su manimi. Kartu Kristaus buvimas švenčiausiame sakramente nuolatos verčia mus nuolat abejoti visų tuo, ką mes darome savo kasdienybėje. Eucharistija mus ragina kurti naują tvarką pasaulyje, naują tvarką žmonių tarpusavio santykiuose ir svarbiausia kurti naują tvarką kur? Savo širdyje. Taip. Savo viduje, savo širdyje. Mes norime pakeisti pasaulį, mes norime pakeisti kitus žmonės, mes norime pakeisti savo šeimos narius, Seimo narius, dar kažką tai. Visus norime pakeisti. Nes jie nedaro taip, kaip aš noriu padaryti. Bet pirmiausia, turi žmogaus susitvarkyti pats savo viduje. Ir Eucharistija kalba apie ateitį, galutinai paneigdama mirtį ir atverdama amžinybės duris. Juk aiškiai labai šios evangelijos gale Kristus pasakė, kas mane valgo, gyvens vieną dieną. Taip. Karalius. Todėl mes, kurie Eucharistijos dėka pačiu glaudžiausiu būdu vienijamės su savo viešpačiu šiandieną. Ypatingu būdu prisimename tą nepaprastą žmonijos istorijos įvykį. Ir negalvokime, kad mes nesame nei patys geriausi, nei esame kažkuo daugiau nusipelnę. Šiandieną mes labai aiškiai, kiekvienas nėra premija. Bet aš šią savaitę buvau geras, atlikau išpažintį ir gausiu premiją švenčiausių sakramentų. Taip. Eucharistija nėra premija. Eucharistijos nėra vertas nei vienas. Pradedant nuo popiežiaus, baigiant pačiu čia esančiu mažiausiu. Nėra vertas Eucharistijos. Reiktų būti nesveikai įsitikinus savo pranašumu, sakant, priimant komuniją todėl, kad jaučiamės, kad pas mane viskas tvarkoje. Jog atlikome visas savo pareigas ir visuomet elgiamės nepriekaištingai. Dieve, dabar duok man premiją. Priešingai Evangelijai. Tiesti savo tuščias rankas
link tos duonos, reiškia pripažinti, jog esame ir silpni, ir ligoti, ir nepajėgus, ir mums reikalinga pagalba. Ir iš tikrųjų, pas mumis nėra viskas tvarkoje, netgi ir po išpažinties. Juk mes kiekvienų mišių metu prieš atsiklaupiant ir kunigui iškeliant ostiją, kaip sakoma, esu vertas, ateik greičiau Dievui, ne, mes pasakome, viešpatie, nesu vertas. Bet tik tarp žodį. Dieve, aš noriu priimti tavo žodį, kad mano siela pasveiktų. Dėkingumą reiškime už tai, jog mums buvo atleista, kad buvome sutaikyti, kad esame mylimi. Nežiūrint mūsų klaidų, mūsų menkumo, esame priimti, nes pripažinome, jog klydome, kad esame klystantis. Dalyvauti Eucharistijoje, tolygų leistis apkabinamam gailestingųjų viešpaties. Aš gyvenu, atsigaunu, pradedu savo kelionę iš naujo. Tos nuolat atsinaujinančios malonės dėka. Komunija yra dvasinis maistas, kuris mumis pakelia ir suteikia jėgų eiti toliau. Tai ne premija, kad aš buvau geras šią savaitę. Apaštalas Paulius tvirtina, jog ten, kur buvo pilna nuodėmės, dar gausesnė tapo malonė. Labai keistos svarstybės. Ir vėl jau ne vieną kartą sakiau. Tam gal vandens reikia atnešti moteriškai gėdą. Viskas gerai, viskas palinkstam, viskas bus tvarkoj. Taigi labai keistos svarstyklės. Vėl žmogiškai nesuprantamas. Jų lėkštelės neįmanoma išlyginti. Nežiūrint visų kvailysčių, kurią mes nuolat dedama ant tų svarstyklių, jas nuolat persveria Dievo gailestingumas. Kaip tik mes šiandien ir minime tai, tad garbingai Dievo gailestingumą. Yra žmonių priešingų procesijų praktikai ir skaitant ir šiandieninę iškilmingąją. Jie tvirtina, jog toks viešas jausmų demonstravimas iš tiesų nuskurdina tikėjimą, kuris reikalauja visiško atsidavimo, tuo tarpu procesija visuomet lieka kažkokiu matomu ženklu, prie kurios gali prisidėti ir tas, kurio jausmų šis dalyvavimas anaiptol ir neišreiškia. Sakyčiau, jog šiuo atveju iš nieko kartais daroma didžiulė problema. Žinoma, tam tikras demonstravimas kartais gali tapti veidmainystė. Tačiau norime to, mes ar nenorime, eucharistinė procesija vyksta kiekvieną mielą sekmadienį. Tegul ir be varpų skambėjimo, ir vėja besiplaikstančių vėjų. Ir ši procesija neapsiriboja šventoriumi ir netgi nėra specialiai paruoštomis ir išpuoštomis gatvėmis.
visi priimantis komuniją ir išeinantis iš bažnyčios yra kasdieninė nuolatinė didžiulė procesija. Problema yra kitur. Su žmogumi. Susivienijęs Dievas reikalauja skelbti, aiškinti ir keisti. Tikėjimas niekuomet negali būti tik vieno žmogaus privatus reikalas. Ypač kalbant apie Eucharistiją. Reikia atsiminti, jog ji nekalba vien apie jausmus ir pamaldžią praktiką. Kai patenkinti savo pamaldumą, užmerkėme akis ir susikaupime, mąstydami, kaip mums gera kartu su Viešpačiu. Kaip mums gera su Viešpačiu. Bet turbūt retai pagalvojame, ar tikrai. Tada Viešpačiui gera su manimi. Eucharistija nėra vien mūsų jausmų klausimas, bet visą žmogų apimantis veikimas. Švenčiausiasis sakramentas yra dėkojimas, ištartas tarp kryžių, kančių, ašarų ir prieštaravimuose. Dėkoti Eucharistijos kalba reiškia daryti, kad mūsų dėka visų šių blogybių būtų kuo mažiau. Dievas kiekvienam iš mūsų patikėjo savo svajonę. Nu tai kokią Dievas mums svajonę patikėjo? Kiekvienam iš mūsų patikėjo svajonę. Kaip galvojate, apie ką Dievas svajoja? Kad pamatys mus danguje. Svajoja, kad pasaulis vėl grįžtų pas jį. Tai jis patikė mums, bendradarbiaudamas Eucharistijoje. Ir pamaldumas Eucharistiniam Kristui išreiškiamas ne atodusiais skundais ir karštais kreipiniais, bet nuoširdžiu tarnavimu žmonių tarpusavio bendrystėje. Jei yra švenčiausią sakramentą nusakantis kvapas, tai tikrai nebus šis smilkalų kvapas. Tai duona. Dievas reikalingas pasaulio kaip duona. Mes reikalingi pasauliui ir Dievui. Ir vienas kitam kaip duona.